Praėjusiame video įvertinome, kaip Saros 20 įveikė įvairius slenksčius. Dabar metas išbandyti, kaip StarSight sistema aptinka ir apvažiuoja įvairias kliūtis. Augintiniai, tiek šunys, tiek katės bandymų metu visada buvo aptinkami ir apvažiuojami. Taip pat robotas dideliu atstumu vengia ir jų paliktų dovanėlių. Kiek prašiau sekėsi su kojų aptikimu. Kartais Saros 20 mane gražiai apvažiuodavo, tačiau mūvint šviesias kojines ant šviesaus ilgo plauko kilimo, kojos buvo pamasažuotos. Batus Saros 20 aptinka, o kartais net pasistengia juos tvarkingiau perstatyti. Tiek ploni, tiek stori laidai atpažįstami, o valymo metu nuo jų paliekamas saugus tarpas. Staiga atsiradusios kliūtis pastebimos, o naviguoti tarp baldų kojelių sekasi puikiai. Tačiau nemažai sunkumų robotas patyrė su žaislais. Maži objektai kartais lieka nepastebėti, o didesni paliečiami ar net pastumdomi. Štai taip Roborock Saros 20 sekėsi įveikti įvairias kliūtis. Na, o kitame video išbandysime, kaip šis robotukas gerai plauna ir valo grindis.